Štai prasideda vėl tęsime laidą ir supažindiname jūs su naujais dalyviais ir panašiai. Sugrįžkite pas mus kartu su šilto pieno žinovais, Džeku ir Gargeliu. Tai vat. Jūs galvojate, kad galvutę vidų galima galvoti kaip apie vieną, bet tai vienas pienas yra vienaip, o dvigubas pienas yra kitaip. Pieną atskėdus su kečupu gausime mėsos siuntinį, jį siunčiame paštu į Afriką ir nukeliaus pas kalėdų senelį, kuris jis labai tą mėgsta. Tai vat gerai, baikime apie šitas sąmonės ir pašnekėkime apie rimtesnius dalykus, pavyzdžiui, šiandien apie orus. Šiandien bus pragiedruliai su vėju, nesnigs, bet jau prisniga. Nu ką, žinau, aš taip spėju, man kojos nuojauta yra. Prisnigs daug, šiaip iš tikrųjų jaučiu, kad nesnigs. Lietus, žaib, saulė, vando, viskas suvaiš į vieną, bus valiau. Tai vat, žinote, taip, ką toliau papasakosime. Šiandien žiniose apie čipsus, bet ne oho. Čipsai yra labai sveika, jos galima valgyti 3 kartus per mėnesį, bet prieš tai reikia pasiskiepyti ampolę vieną, gal. Ir būtų viskas tada puiku, nuostabu, idealu, puiku, tiesiog fantastika. Ir štai mes norime supažindyti jūs su Sloviku ir Podėliu. Štai vienas yra beveik toks išgertas, kieno čia Slovikas, pažiūrėkime, koldūnams užrašyta. Nežinau, koldūnams ant kito Podėlį nupiešta gėlė, bet panašu į Podėlį. Tai būtų su Podėlis, tikrai ne vaza. Štai pašnekėjome apie koldūnų Sloviką. Jis yra tikrai geras Slovikas, man atrodo, patvarus, tvirtas, viską. Bet neblaugus. Jame matyti daug kas buvo laikyta. Aš pavyzdžiui dabar iš jo geriu, jis man va. Tik viens prie vieną antras braulis Sloviks yra. Kam te Podėlį, kam iš Podėlių gerti, galime iš Slovikų gerti. Tai va, neseniai irgi grįžau. Padėjau terbą parnešti močiutei, žinot. Sako, atsuk man butelį. Sukau korkis per lūžą. Jau pamečiau namų raktą, įlipau pro furtkę, žinot. Tai va, tiek žinot. O ką, sakau, pasikvepinsiu akis. Akis prisipurškiau, apsiverkiau netgi. Taip vai buvo. Tai va, vakarieniai popieriaus sakė pataisis kepta. Su kečupu niam. Poperis. Tai va, žinote, pūnas. Jo, tai va, žinote, mūsų laida žiūri labai populiarėja, mes turime jau gerus reitingus ir panašiai. Tai va. Šiaip mėgstu alų, kefyrą, gal kartais. Taip pat daugą, duonos kompotą, sidrą, skiestas su bulvių įdaru, žinot. Tai va, ko dar čia gero papasakojus ponai ir ponios ir šunis, šuneliai. Tai va, taip, žinote, Vilniuje atsidarė nauja parduotuvė batų. Batai už 11 perki buvo porą batų, gauni 25 nemokamai. Bet tai tie batai, kiek ten, 45 litai, kiek ten kaina, aš nežinau, kiek ten rupijų maždaug. Tai jeigu eitum su Maksimos kortelė, nieko ten daug nenumuštų, ten iš vis nieko nenumuštų, bet parodytum taip, kaip durniau, pabūtum į viskas. Sakytų, durniau, zosiau, dingiš čia sakytų. Tai va, žinot. Taip, apie kada jums čia ponas papasakojus, taip, šitą video sukūriau pristatyti save, gal, o šiaip ne, nebaikim juokaučiam, daug neprijuokausi per kalėdas. Tai vat, norėjau pasakyti, kad jūs turite važiuoti būtinai šiandien autostrada, bus labai didelis vėjas, norėjau pranešti taip, kad prisipūskit padangas minkštai ir bus gerai važiuoti, nes kitaip gali numesti nuo kelio. Bet dėkit geriausia dviratinės kameras ten, jos tvirtesnės, patvaresnės, žinot. Nes šiaip dviratis, nu, yra geras daiktas pavažiuoti, bet šiaip iš vis nereikalingas seniems žmonėms gal kokiem, o jauniem tai dviračiai nereikalingi, riedučiai, paspirtukai visokie, tokie, žinot, patys suprantat. Tai vat, visokie tokie geri daiktai pas mane mėtosi garaže, batai, tapkės, 10-20 porių vienodų, 22 išmeros vaikiškos, saugė irgi kartais galėtų šiaip jos panešiot, žinot. Tai vat.
apie ką dar jums šiandien papasakojus. Taip gerai, puikia istorija. Tai va, dar matau pas save ant stalo kvepalus. Pavadinimo nežinau, bet žalia bonka. Menyte užrašyta Sped Stick. Parašyta Power Nature. Tokia visai nieka, kvepalakis gerai pagriaužia. Body Speaker, kūra. Kas čia parašyta? Nauji, suprantat? Iš viso galiu išversti, kas čia parašyta. Čia yra naujausi Babio kvepalai. 100% mėnesieną nusileidus, saulei prašvitus, poeriškas žmogus, užges amžinatilsį taip. Ir uždėta kaina 4038 litai, 59 centai, 2 metrai 34 sekundės per sekundę. Tai va, žinote, ponas. Jo, tai va, mūsų pokalbis visą šiandien gerai praėjo. Nu, dar šiek tiek eis, bet žinot, jau netoli pabaigos, bet dar eis. Tai va, ko dar norėtumėt sužinoti, rašykite man šiaip privatą, ne į privatą, rašykit komentaruose, kokios norėtumėte temą, apie ką galėčiau aš jums papasakoti, nes dabar, žinokit, pats temų nerandu, man nėra laiko, kalėdų vis reikia švęsti kiekvieną mėnesį, tai va, parašykit man, prašau, taip, visur galiu duoti Skype'as yra Morfėjus 123, galite rašyti temas, sakykit viską, ko norit. Todėl prieikime prie darnumo būsenos, toliau tęsime pokalbį apie rozetės. Rozetės yra skirtos įkišti kištukui, kad būtų elektra, gal, jeigu turite tokie ponai ir ponios. Galima į rozetę kišti laidą, rozetę, blokėlį kartais. Viską gali dabar kaip šventės, ir žinau, jum girliandas, va, pas nesenai namuose eglės įžiebimą pasidariau. Visko buvo, net įžiebėm eglę, nemėgau jau da, kaip visą laiką iki 3 valandos dienos, da nejau mėgaut pietų, žinot, viskas taip yra normaliai, va, rozetės. Geras daiktas iš tikrųjų, va, be rozetės kompiuteris galiu pasakyti neveiktų, nebent į sieną pasidaryti, bet taip rozetės yra įvairių rūšių, valios, kvadratinės, įstrižos, pailgos, kokių tik norit. Tai va, rozetės prašome naudoti, bet rozetės tik nuo 18 metų galima įjungti tikriems vyrams, tokiems kaip aš. Tai va, žinote, ko dar norėtumėte ponai ir ponios sužinoti geresnio. Taip pat sužinokite, kad šiais metais buvo akcija. Perkama mašina, ne, parduodama, perkama, sakė perkama mašina, duotų 1000 litų, svarbiausia, kad nebūtų ratų ir durėlių, svarbu, kad būtų vairas ir pedalis gali būti neveikiantis, bet man sako, gali mašina būti, sakė, buvo variklė, bet man būtinai sako, ką važiuotų, žinot, tai vat, sakė, važiuojančia, būtų su draudimu technikiniu, pravarytų viską. Lempų, sakė, gali nebūti, bet kad viskas man ten šviestų idealiai, sakė, kad tai va. Ir duotų 4000 litų. Tai va, žinote. Ko dar norite sužinoti? Nežinau daugiau tokio nieko. Tai va. Gal šiandien baigiame šitą mūsų linksmą pokalbį. Ir pašnekėsime rytoj, 5 valandą, 45 sekundės, be 5 vasarą, išeiname į naują zoną. Pabūk su manim trečiadieniais. Pravesime. Tai va, nepamirškite rašyti man elektroninius laiškus ir viską. Žinot, ir įpilkit būtinai dabar, kad neužšaltų į baką vandens, nes žinokit, viskas užšala. Vanduo yra nuo -400 tik sušals. Tai va, bus viskas gerai, jeigu turėsite alaus prie savęs, alų galite negerti, bet išpilti, nusipirkite, įpilkite lauk. Nes jis yra labai sveika ir gerai sveikatai, sportui ypač padeda. O taip, ką žinau, daugiau. Yra visko pirkti, pavyzdžiui, susisiekti su taksi numeriais, su dako, nors aš nežinau, dabar taksi mačiau irgi važinėjai kažkur gatvėm. Tų gatvė iš tikrųjų Joniški nėra, kokiam Joniški, Skaisgiri, kur ten, ne, Latvijai. Barakudai, kur, aš ten gerai nežinau. Gerai, tada ponai ir ponios, ponytės ir poniukai. Rekliukai, hujukai visokie, plaktukai, nahai. Tai va, pasibaigs mūsų pokalbis, tada viso gero, iki rytojaus, ponai. Ir nepamirškite rašyti, sakau, temų. Tai va, gerai, tada ir viso gero, iki, davai, bučiuoju, iki penktadienio, viso gero, iki.